sveikatingumo klubas atsidarė 2014 m. gruodžio 1 dieną. Tai iš tiesų mes esam netaip senai egzistuojantis naujas prekinis ženklas, tačiau per šiuos keletą mėnesių iš tiesų pavyko surinkti pakankamai daug narių ir šiuo metu mes turime apie 700 narių. Turime kvalifikuotus trenerius iš Lietuvos sporto universiteto, taip pat daugelį metų patyrusius trenerius, kurie atstovauja aerobiką ir tam tikras grupinių užsiėmimų rūšis netgi tarptautinėme lygmenyje. Šiuo metu dirba net 7 asmeniniai treneriai, mitybos specialistas bei kineziterapeutė. Tai manau, kad mūsų surinkta komanda iš tiesų yra patyrusi, jauna, entuziastinga ir iniciatyvi. Sveikatingumo klubas yra orientuotas į specializuotas programas, ne tik į asmeninės treniruotės, tai yra ir mitybos programos, ir asmenybės stiprinimo programos, tam tikros programos orientuotas į tam tikras sporto šakas, kaip krepšinis, tenisas, slidinėjimas, taip pat į tam tikras profesijas, kurios ypatingai susijusios su sėdimu darbu ir mažu fiziniu aktyvumu. Todėl manau, kad mūsų teikiamos paslaugos gali padėti tiesiog susitvarkyti tam tikras sveikatos problemas ir palaikyti gerą tonusą, gerą sveikatos būklę. Mūsų klube dažnai apsilanko įvairūs svečiai, ne tik aktoriai, dainininkai, bet ir tam tikros sporto žvaigždės. Ir šiandien mes turėjome svečiuose merginų krepšinio komandą Aistės. Ir tikimės, kad jos apsilankys pas mus dar kartą. Su jumis turėjome tikrai labai įdomią treniruotę su gimnastiniais kamuoliais, kitaip vadiname fitball treniruotė. Pratimai su gimnastiniu kamuoliu treniruoja daugelį raumenų grupių. Kamuolys yra judanti atrama, todėl treniruojantis reikia ne tik atlikti pratimą, bet ir išlaikyti pusiausvyrą, kas krepšinėje yra labai svarbu. O ne tik pusiausvyrą, bet ir koordinacija, ir giliai raumenys, ir ištvermė, tai visa tai susideda į bendrą mūsų treniruočių kontekstą. Tai tikiuosi, kad ne tik viena ši komanda pas mus apsilankys, bet gal ir daugelis kitų pamėgins ir išbandys mūsų grupinių treniruočių užsiėmimus. Noriu atkreipti dėmesį, kad sportuojantiems žmonėms, ypatingai pavasarį, reikėtų papildyti savo racioną tam tikrais maisto papildais ir mes esame dėkingi savo partneriui FitSport, kad jie yra kokybiškų prekių tiekėjai ir tame tarpe mūsų rėmėjai. Ir mūsų klientai gali tiesiog mėgautis jų gerais produktais. Moterų sezonas eina jau į pabaigą, todėl norėčiau šiai komandai palinkėti kuo didžiausios sėkmės ir pagaliau užsikabinti ant kaklo, kad ir kokius medalius, ar tai aukso, sidabro, bronzos, bet kad būtų medalis čia, širdyje.